pažadai, aš nuo jų pradėjau, tai yra daugiau viešo transporto ir jau, pavyzdžiui, buvo konkretūs įstatymai Seime priimti mano iniciatyvą, kurie remia elektrinį transportą, kuris bus remiamas iš naftos degalų pardavėjų. Daugiau žmogiško miesto, tai apie ką aš ką tik kalbėjau, kad bendruomenės turi teisę kreiptis į architektus, į architektų ekspertų tarybas ir ten jiems apmokėts valstybė tų ekspertų darbą ir jie gaus išvadas apie naujus projektus šalia jų namų. Detalūs planai turės būti geresni, geriau suplanuoti ir aiškiau pristatyti vystytojams. Visa tai yra įstatymai, kurie priimti Seime jau dabar ir Verkiams reikia daugiau apsaugos miškams. Tai yra trečias mano pažadas. Mes matom, kad Verkių regioninis parkas yra iškirstas, nepaisant to, kad ten buvo pažįstos tik eglės, bet buvo iškirsta plinai ir lapuočiai ir visi kiti medžiai, kur tikrai jau yra pateikti įstatymai, kad to nebebūtų ir tikiuosi pavyks jas priimti. Ačiū. Dėkui, Laisvės partija, Kasparas Adomaitis.